norėčiau pakalbėti apie projektą, kuris vykdomas Aleksandro Stulginskio universitete, inovacinis projektas, tai būtent susietas su daigintų grūdų panaudojimu gyvulininkystėje. Šios dienos situacija pieno ypač sektoriui yra prasta, kadangi labai sumažėjusios supirkimo kainos, kaip rodo atlikti tyrimai, kad panaudojant daigintus grūdus, pakeitus dalį koncentruotų pašarų, kurie vis dėlto sudaro didžiąją dalį pieno savikainoje, galima būtų atpiginti gaminamo pieno kainą. Tyrimai su karvėmis parodė, kad pakeitus 50% ir daugiau koncentruotų pašarų daigintais miežių grūdais, buvo gauti duomenys, kad pieno produkcija buvo 5% didesnė, pieno baltymų ir pieno riebalų kiekis taip pat padidėjo. Taip pat buvo stebima tendencija, kad somatinių ląstelių kiekis piene karvių, kurios gavo daigintus grūdus, taip pat buvo mažesnis. Jūs matote Aleksandro Stulginskio universiteto mokomajame ūkyje įrengtą parodomąjį bandymą, kuris būtent įrengtas tam, kad parodyti, kaip gamybinėmis sąlygomis galima šį pašarą pagaminti ir šerti šio pašaro gyvulius. Tai tarkim, šitos sistemos pakaktų kiekvieną dieną pagaminti pašaro 100 karvių. Jeigu mes keičiame dalį koncentruotų pašarų, tarkim, karvėm, ar ne? Šiuo atveju pas mus ūkyje keičiama pusė koncentruotų pašarų želmenimis. Jūs matote vertikalią hidroponinę grūdų daiginimo technologiją, kuri yra skirta pašarų gamybai. Labai paprasta viskas, kaip grūdus daiginame žmonių maistui, viskas praktiškai taip pat ir gyvulių pašarai. Prasideda visas technologinis procesas nuo grūdų mirkymo, kadangi suaktyvinti fermentinę sistemą, kad vyktų įvairios reakcijos, grūde reikalingas laisvas vanduo. Tai grūdai mirkomi nuo 8 iki 12 valandų, priklausomai nuo to, kokius mes grūdus turim, kuo stambesni grūdai, tuo mirkymo trukmė yra ilgesnė. Na, o po to, pamirkius ir padezinfekavus grūdus, jie yra skleidžiami štai šitose plastikinėse lentynose. Toliau, kad grūdas pakankamai turėtų maisto medžiagų ir galėtų augti ir vystytis ir užaugti štai toks želmuo, ar ne, jį reikia periodiškai drėkinti. Drėkinimas yra įjungiamas kas 4 valandas, drėkinimui naudojamas ne vandentiekio paprastas vanduo, maitinamieji tirpalai, kurie tiesiog gaminami ištirpinant hidroponikai skirtas trąšas vandentiekio vandenyje. Grūdas dygsta 7 paras. Tai praktiškai per 7 paras mes galime pasigaminti štai tokį pašarą. Racionus darėm kelis kartus, tais daigintais miežiais stengiamės pakeisti skirtingą koncentratų kiekį. Iš tų įvairių schemų galbūt vertėtų paminėti tokią, kaip pusę koncentratų pakeitėm daigintais miežiais ir gavosi gana geri rezultatai tiek produktyvumo, tiek galvijų sveikatingumo atžvilgių ir nepasijuto pieno kokybė jokių neigiamų poveikių. Ir svarbiausia, kad šio pašaro savikaina yra mažesnė už koncentratų. Ir dar naudojam daigintus miežius telyčių šėrimui. Ir čia aiškiai matėsi tų telyčių ir priesvorių dinamika geresnė, ir jų pačių gyvulių, ir kūno sudėtis, ir aktyvumas, ir branda. Ir galima buvo pastebėti tai, kad vyresnės telyčios numetė svorio ir tikrinant buvo pastebėta, kad kiaušidės netaip apaugia stipriai riebalais. Problema būna didelė pas ūkininkus ir bendrovėse nesusėklinant telyčių, nes būna apaugia riebalais, telyčius būna nutukę. O šnekant jeigu apie priesvorį, tai yra irgi pastebėta, kad neblogai ir priaugo priesvorį. Visi gyvuliai, kurie buvo maitinami. Tai visumoje apibendrinant galima pasakyti, kad tokio produkto panaudojimas, tai yra nauja Lietuvoje, inovatyvi technologija, būtų naudinga, ieškant būdų atpiginti gaminamos produkcijos savikainą, šiuo atveju kalbame apie pieną, bet taip pat galima būtų pabandyti ateityje ir mažinant gamybos kaštus mėsos gamyboje, taip pat ir broilerių ir gaminant kiaulieną.